Adai trumpai apie būsimą finalą, kokios kovos tikitės ir prancūzas. Kas tikimasi, tikėtis daug ką gali. Reikia lukterti ir bus matyti. Manau, vis tiek vyrai, kaip sakyti, jau daėjai iki to, turėtų dar, kaip sakyti, tom dienom varžybom irgi susikaupt, nes šansas, kaip jie patys ir sako, gali būti vienas gyvenime. Daug kas kalba apie tai, kad buvo jau kovota su prancūzais. Ar tai turi kažkokios reikšmės, kad jau su prancūzais kovota čempionate, ar visiškai jokio skirtumo? Ne, tai, žinai, kad laimėjom ten tada, tai, kaip sakyt, vis tiek negali lyginti, manau, tų varžybų, kas čia bus šiandien, kadangi ir prancūzai jau visai kitaip, gal tada buvo tokie biški, sakysim, tos varžybos kitką lėmė, mum daugiau gal lėmė, kaip sakyt, įvažiuoti tą ritmą, o dabar finalas čia vėl, kas kaip, sakyt, psichologiškai geriau jausis. Treneris Jonas Kazlauskas vakar pasakė, kad savo duoklį atidaviau, niekam nebeskolingas. Kaip jūs vertina tokius žodžius ir ką treneris norėjo to pasakyti? Va, baigsis treniruotė, aš prie ko čia. Nu, jis paminėjo? Paklausiu. Tai jis paminėjo, aš tai dar neminėjau nieko. Tai baigsis viskas ir matysi. Na, tai gali būti taip, kad kažkokie pokalbiai apie trenerio... Dabar finalas. Dar yra klausimų kokių? O palaikymas, nes kiek sutinkam slovėnų, visi sako palaikys dabar lietuvius, nes prancūzai jos patvarkė. Jaučia tą tokį iš vietinių palaikymą lietuvaičių? Iš vietinių slovėnų. Nedalyvauju fanų tuose, suprantis, susibuvimuose. Aš manau, kad turbūt palaiko, nes vis tiek maža šalis krepšinį myli, mes irgi mažytė. Taip, kad to labiau į prancūzai juos, kaip sakyti, eliminavo nuo kovos dėl medalių, tai normalu, manau. Šiandien dar bus renkamas ir čempionato MVP, kam atiduodami savo balsą? Na, vėlgi, turbūt priklausys nuo finalo. Kas laimės, kas kaip sužais, daug kas spręsis. Ir tikriausiai bus simbolinis penketas, kiek šitų žalių lietuvių trauktumės į jį. Man atrodo, tas simbolinis, žinai, svarbu yra kitas tikslas. Gali būti ir 9, jeigu ką, bet... Beveik visos komandos eiliškumas aiškus, kuri komanda rinktinė šiame čempionate nustebino jūs labiausiai? Čia kiekvieną dieną stebino vis. Ir va, pabaiga iš viso grupių lyderiai, sakysim, pirmą vietą užėmusios komandos Serbija ir Italija. Italija iš vis grupę praėjo be pralaimėjimų ir iš vis nepateko į čempionatą. Vėl nežino, kas čia nustebino ir kas čia nenustebino, žinai. Daug surprizų visokių, kaip sakyt, daug žinovų krepšinio šį kartą biški nelabai gaudėsi turbūt, kas vyko čia. O savo bičiulį Volkovą pasveikinot su Ukrainos patekimu į pasaulio čempionatą? Dar anksčiau pasveikinom. Mes kaip žaidėm su Ukraina, tai po varžybų jisai sako, nu kaip, matei, mažai trūko būtume jums, sakau, girdė. Sakau, per dieną gali būti viena pergalė. Sakau, vieną pergalę jums davė Latvijai, sakau, antros nebūna, nu taip. O Lietuvos rinktinio žaidimas irgi kilo, atrodo, viso čempionato metu, ar ne? Mato, kodėl, kur tas buvo lūžio toks taškas, kad lietuviai pradėjo nuo antro etapo kilti? Tai charakteris, manau, charakterį perlaužė tą jaudulį kažkokį, tai tą visą jūsų, kaip sakyt, presingą. Gal mažiau pradėjo skaityti, aš nežinau. Ačiū. TonyBet. Lietuviška lažybų bendrovė.